Greitas klausimas. Įsivaizduok save lygiai po metų. Tas pats rytas, ta pati kava, tas pats jausmas atidarant banko programėlę. Jeigu nieko nepakeisi šiandien ar po metų, ten bus kažkas kitaip. Ar tik tas pats miegantis skaičius. Nes pinigai, kurie guli ir nieko neveikia, jie vietoje vis dėlto nestovi. Jie tyliai mažėja, nes infliacija tai nemiega. O tie patys pinigai paleisti dirbti po metų jau dirba ir naktim, ir savaitgaliais, ir tada, kada tu miegi. Ir tai nėra jokia magija, nes tai yra tiesiog laikas padaugintas iš kantrybės. Tai klausimas yra ne ar turiu pakankamai, klausimas, kuo aš galiu tapti per metus, ar dar tuo, kuris pradėjo, ar dar tuo, kuris vis dar kažko laukia. Kviečiu sekti mano profilį ir pradėti leisti pinigam dirbti už tave jau šiandien, kad po metų žiūrėtum atgal su šypsena, o ne su gailesčiu. Savo investavimo istoriją dalinuosi daugiau per nuorodą profilį.